Na va, susiruošiau, pasiryžau ir aš vieną sykį išbandyti Gnome Shell vartotojo sąsają, aplinką pačią. Kadangi iš Live CD niekaip neįmanoma šito padaryti, teko atskelti gabaliuką disko, įsirašyti Ubuntu 11.10 ir įsidiegti Shell'ą. Tai tapo žymiai paprasčiau nei senesnėse versijose, kada reikėdavo kažkokių repų ieškoti. Dabar tiesiog atsidarome terminalą, rašome apt-get install Gnome Shell, enter, pasibaigus perkrauname arba atsijungiame ir pasijungiame jau Ubuntu Shell'e ir tada matome maždaug šitokį vaizdą apytikriai. Ir tada jau galime pradėti žiūrėti, kas parvelins tame eilėje yra šitas Ubuntu Shell'as. Na, aš iš karto pasikeisiu darbas telefoną. Paveiksliukų nėra daug, bet iš esmės juk vis tiek beveik niekas jų tų standartinių nenaudoja. Tai nemanau, kad čia yra problema. Aš irgi įsidėsiu savo, kurį jau esu pasiruošęs. Čia pat mes galime pasižiūrėti, kokias turime temas. Jų nėra daug. Jeigu norime kažką keisti, jau turime ieškoti. Čia galime pasiekti ir iš esmės visus sistemos nustatymus. Va, čia nieko aš nedarysiu. Ačiū Dievui, eina padaryti, kad mano vaizdo plokštė šiaip taip susidraugautų su šitą 11.10 ir be problemų pasileidžia. Ikonų tema yra pakeista mano, jūs pasileidę matysite kitą. Aš įsidiegiau, nežinau, kažkokią internete radau tiesiog ir pasikeičiau, nes tos standartinės yra jos, jau ganėtinai nusibodusios ir nors kai kam gal ne, kai kam patinka, čia jau kiekvieno asmeninis reikalas, aš pasikeičiau. Kaip matote, visus tos vaizdus jau jūs be jokios abejonės buvot matę daug kartų ir ne kartą. Internetas pilnas, YouTube'as pilnas šitų visų įrašų apie Gnome Shell'ą. Tiesiog viskas ten angliškai, o aš norėjau pasižiūrėti, kaip tai atrodo. Na ir nusprendžiau įrašyti pats, o su anglų kalba neypatingai draugauju, tad kalbėsiu ne angliškai. Yra vienas dalykas, kuris man tikrai patiko čia. Sakykime, naujovė tokia, kuri man tikrai prie širdies, tai visas programas, kurias paleidžiam foniniam režime, jos neatsiranda čia kažkur tai skydelėje, o pasislėpia va šičia. Šiuo atveju, kaip aš matėte, paleidau dabar Radio Try ir Transmissionas, viskas va šičia ir iš esmės Dropbox'as va yra ir visą šitą čia man nemaišo. Pasileidę jūs nematysite ne visai šitokį vaizdą. Matysite tik tais laiką, datos nebus. Čia jau reikia pačiam nusistatyti. Iš plėtinių aš parsisinčiau per tas 2 dienas daug plėtinių visokiausių, bet pasilikau vienintelį šitą. Gan patogus dalykas, iškart prisijungti prie namų aplanko. Šitą ištrinsim, jis čia man nereikalingas, nepasisekęs bandymas. Toliau,
šitas pagal nutylėjimą universalios prieigos nustatymai, na, jo galėtų mano manimu nebūti, bet aš nesuradau, kaip jį iš čia panaikinti. Todėl turbūt intensyviau paieškojus, tiesiog tingėjau, sakykim taip, tiesiai šviesiai. Kalbų nustatymai, garsumas, garso yra vienas minusas, jau atradau minusą, na, gal ir ne minusas, seniau visada tai buvo, bet kadangi jau įpratome, kad yra susijęti kažkokie grotuvai su garso nustatymais, čia jo nėra. Ir jeigu, sakykime, pasileidžiam kokį ten, na, nežinau, Banshee, tai jau turime sekti, kur jisai pas mūsų yra, kadangi čia jisai neatsiranda ir mes iš čia jo pasiekti ir reguliuoti negalime. Čia internetas, baterija ir vartotojas. Šitas nepakeistas yra, radau aš irgi plėtinį, kuris sukelia čia visus tos dalykus, kaip ten iš karto išjungti, bet viskas vėl paliko angliškai, o kodėl man turi būti angliškai, jeigu aš esu lietuvis, tegul man būna lietuviškai. Žodžiu, ir tą plėtinį aš su tais plėtiniais, tai čia yra, na, su plėtiniais dar, bet jeigu norint keisti temas, labai dažnai užlūžta ir tada tenka perkrauti grubiuoju būdu. Sakykime, ką mes čia dar galime, pasikraukime. Dėl to visa tai yra, nežinau, lietuviško pavadinimo nėra, Advanced Settings, su šito daikto atliekama, shellai visi extensionai, tie plėtiniai čia instaliuojasi ir keičiasi temų. Aš čia irgi prisisinčiau, bet naudoju defaultinį, nes visas kitas lūžta. Langų temą esu pasikeitęs. Langų tema tai tik pasikeičia tik tai viršutinis tas daugiau nieko nesikeičia, žodžiu. Kursoriai, va čia yra ikonų prisisinčiau irgi daug, bet čia Behance, čia daug nėra GTK plus temų. Žodžiu, situacija yra tokia, galime prisidaryti daug. Mes čia tų langų turbūt, aš nežinau, ar daug. Alt tabas veikia. Greitai pasiekiama, nereikia ieškoti ten po tos langus. Galime atsidaryti iš karto tai, ką norime, įeiti į tą langą, kurį norime. Mes čia užsidarykime kol kas viską. Banshee uždarome. Tai va, atrodo vaizdas ir veikimas šiaip iš tikrųjų man patinka. Gražu, jeigu veiktų. Būtų labai puiku. Aš nesu priekabus labai tai visiems kažkokiems ten efektams, arba ten, kad ypatingai ten viskas turi suktis labai gražiai, mirguliuoti. Svarbiausia, kad viskas veiktų, kol kas, na, bent jau kol kas tikrai nėra. Galbūt su stabilia versija, ar galbūt su sekančiu shell'u jau galbūt kažkas tai pasikeis. Kol kas tikrai Unity aplinka šituo atžvilgiu dabar žiūrisi stipriau ir geriau. Bet čia aišku tik mano nuomonė. Kiekvienas turi asmeninę teisę susidaryti savo nuomonę, savo asmeninę nuomonę. Na, iš esmės man patiko tai, ką aš matau.
tai, kai galima naudotis, o naudotis galima tikrai. Tai yra paprasta, suprantama, lengva. Kas dar yra? Mes dabar jau neturime, pagal nutylėjimą, yra įdiegtas tik Ubuntu programų centras. Ir kas yra pripratęs prie Synaptiko, jau gaus įdiegti jį pats savaime. Pats, ne savaime, o pats įsidiegti. Nes dažnai yra reikalingas dalykas, kažką, sakykime, aš Ubuntu One norėjau pašalinti, pašalinęs per vien programų centrą, vis tiek tenais nesąmonė atsiranda, ir atsiranda, tai per Synaptiką išknisau viską, kas surišta su Ubuntu One, pašalinau ir neatsirado aplankas namų aplanke. Namų aplanke vis atsirasdavo Ubuntu One aplankas, kuris galų gale jau nebeatsirado. Taip pat pasišalinau visokius gviberius ir taip toliau, kurių amžinai jų ten nei naudoji, nei ką, bet jie pagal nutylėjimą kažkodėl visada būna įdiegti. Manau, kad nereikalingas dalykas, bet čia vėlgi kiekvieno asmeninė patirtis ir norai, ir kiekvienas daro savaip. Čia yra kaip ir panašiai Unity, galite susidėti dažniausiai naudojamas, mėgstamas programas, arba tos, kurios atsidaro, jos irgi čia atsiranda. Na tai tiek, manyčiau, nieko aš čia daugiau jums nepapasakosiu, viską kitką galite pamatyti vaizdų galite YouTube pilnai, o tai, ką aš norėjau pats savo